Sveiki visi. Šiandienos tema - tas paskutinis, bet labai svarbus žingsnis link vairuotojo pažymėjimo. Taip, kalbėsime apie regitros praktikos egzaminą. Išnarpliosim viską, kad po šio etapo beliktų tik mėgautis tą neįkainojamą vairavimo laisvę. Na, tas paskutinis etapas. Daugam jis kelia nerimą. Tiesa? Bet žinokit, iš tikrųjų tai nėra kažkoks baubas. Pagalvokime apie tai kitaip. Tai tiesiog galutinis patikrinimas, ar viskas, ko išmokome, jau leidžia saugiai išriedėti į gatves. Tai ne siena, o tiesiog, paskutinis laiptelis. Taigi, koks mūsų planas šiandien? Ogi, labai aiškus. Pradėsime nuo pačios pradžios, kaip užsiregistruoti, tada keliausime į didžiąją dieną, ką daryti atvykus, sėsime į egzamino automobilį, išvažiuosime į gatves, aiškinsimės, kaip skaičiuojami rezultatai ir, galiausiai, kaip atsimti tą ilgai lauktą vairuotojo pažymėjimą. Žodžiu, viskas nuo A iki Z. Gerai, pradedam. Viskas startuoja nuo vieno paprasto, bet būtino veiksmo – registracijos. Šiais laikais viskas vyksta internetu ir tai yra žiauriai patogu. Tiesiog keliaujam į regitros svetainę, ten per kelis paspaudimus randam praktikos egzamino registraciją, jungiamės per elektroninius valdžios vartus ir viskas. Belieka išsirinkti patogiausią miestą, datą ir laiką. Beje, pačioje svetainėje yra ir krūva naudingų patarimų, tad verta pasidairyti. Registracija baigta, laikas prabėgo. Ir štai atėjo ta diena. Kalbam apie atvykimą. Gera pradžia. Pusė darbo, tiesa? Auksinė taisyklė - atvykti anksčiau, bent 20 minučių. Kam tas papildomas stresas ir bėgimas? Atvykus viskas paprasta. Klientų salėje susirandam terminalą, čiumpam numerėlį ir ramiai laukiam, kol jis sužibės švieslentėje. Tada, hop, prie langelio susimokam, pasirašom. Ir žinoma, pats svarbiausias dalykas - nepamiršti asmens tapatybės dokumento. Be jo niekaip. Gerai, formalumai baigti. Dabar tas momentas, kai širdis galbūt pradeda plakti šiek tiek greičiau, susitikimas su egzaminuotoju ir sėdimas prie vairo. Taip, egzaminuotojas pirmiausia dar kartą patikrins dokumentą ir palydės iki mašinos. Įdomus faktas, nei automobilio markės, nei parkavimo būdo pasirinkti negalima, viską parenka sistema. Visiškai atsitiktinai. Prieš pradedant važiuoti bus laiko susipažinti su mašina, o egzaminuotojas užduos 3 klausimukus apie automobilio techninę pusę. Ir svarbiausia, jei kažkas neaišku, būtinai klauskite. Geriau paklausti, nei spėlioti. Na štai, viskas paruošta, metas pajudėti. Dabar svarbiausia parodyti viską, ko išmokome realiame eisme. Dar vienas svarbus dalykas, kurį verta žinoti - visas egzaminas yra filmuojamas. Tai daroma dėl skaidrumo. Ir dar, automobilyje yra sistema, kuri visą laiką fiksuoja greitį, tad jokių pasiteisinimų dėl jo viršijimų būti negali. Kas laukia kelyje? Iš esmės, visko po truputį. Reikės pavažinėti ir ramiomis gatvelėmis ir ten, kur eismas intensyvesnis. Atlikti specialius manevrus, pavyzdžiui, važiuoti atbulomis posūkyje. Taip pat bus maždaug 10-15 minučių atkarpa, kai reikės važiuoti savarankiškai, klausant navigacijos nurodymų. Ir aišku, galiausiai gražiai prisiparkuoti. Ir štai vienas mažas, bet malonus dalykas. Kai ateis laikas parkuotis, nebus nurodyta viena konkreti vieta. Egzaminuotojas tiesiog pasakys, pavyzdžiui, šioje aikštelėje pastatykite automobilį, o jau pačią patogiausią vietą bus galima išsirinkti. Tai tikrai suteikia šiek tiek daugiau laisvės ir pasitikėjimo. Važiavimas baigtas, automobilis stovi aikštelėje. Dabar pereikime prie tos dalies, kuri visiems kelia daugiausia jaudulo. Kaipgi vertinamas egzaminas? Viskas sukasi aplink 2 tipų klaidas. Kritinė klaida - tai, kaip sako pavadinimas, kažkas rimto. Veiksmas, kuris sukelia pavojų. Pavyzdžiui, pravažiavimas per raudoną šviesą. O nekritinė klaida - tai labiau toks vairavimo netobulumas. Jis pavojaus nekelia, bet parodo, kad vieną ar kitą įgūdį dar reiktų pašlifuoti. O dabar pats svarbiausias skaičius. Kiek galima padaryti kritinių klaidų? Atsakymas - 0. Lygiai 0. Viena tokia klaida ir dėja egzaminas baigtas. Tai tiesiog privaloma įsiminti. Gerai, o kaip su nekritinėmis klaidomis? Čia jau yra šiek tiek erdvės. Jų galima padaryti nedaugiau kaip 8. Surinkus 9, egzaminas dėja taip pat laikomas neišlaikyto. Taigi tikslas labai aiškas – klaidų daryti kuo mažiau. Valio, egzaminas išlaikytas. Sveikinimai! Bet kelionė dar nesibaigė, liko pats maloniausias ir, tiesą sakant, paprasčiausias žingsnis.
Vairuotojo pažymėjimą, žinoma, galima užsisakyti internetu. Viskas labai greita ir patogu. Net nuotraukos ar parašo nereikia. Jie tiesiog automatiškai perkeliami iš asmens dokumento. Belieka pasirinkti, kur norisi gauti savo naująjį dokumentą – tiesiai į namus ar į artimiausią paštomatą. Paprasčiau ir būti negali. Na štai, egzaminas tėra formalumas, o tikroji kelionė. Tikrasis vairavimo džiaugsmas prasideda dabar. Tad natūraliai kyla klausimas, gavus tą blizgantį vairuotojo pažymėjimą, koks bus pats pirmasis maršrutas, kur nuves pirmasis savarankiškas kelias.